7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Na, subrendę žmonės, kaip sakyti, jie gali atskirti savo gyvenime pelus nuo grūdų ir panašiai, bet taip pat daug jaunimo stebi Makso elgesį. Ir tai tikrai labai blogas pavyzdys, dėl to aš manau, kad tokiais atvejais turi bausmė būti greita ir tokia gana griežta. Sveiki, labą rytą, labą dieną, labas vakaras, su jumis vėl Greičio formulė ir du Arūnai, kai Arūnas aną kartą pasakė. Sveikas, Arūnai. Labas, Arūnai. Sveiki, žiūrovai. Šiandien mes ką darysim? Šiandien mes nuo pat pradžių priminsim, kad paspaustumėt patiktuką laiką, pasidalintumėt, pasišerintumėt su draugais ir ne tik su draugais šito video, užsiprenumeruotumėt būtinai kanalą. Ir jums padės dar varpelio paspaudimas, kitą kartą labai greitai sužinosit, kada atsiras naujos video. Sunkioji dalis darbų padaryta. Ką, Arūnai, buvo vėlgi iki kaulų smegenų pažįstama trasa visiems matyti pilotam, nors jau naujai kartai gal jau mažiau savo. Trasa labai sena, bet ji kitaip, ji kitaip turbūt įėjo, jeigu aš įsivaizduočiau žmonės, kurie pradėjo domėtis Formulė 1 nuo kokių 17-18, nuo Liberty, tai Barcelona nebuvo tokia kaip kažkada, testai prasideda, prieš sezoninė testai. Tai va, tai čia ko gero senesniai kartai žiūrovų labai gerai pažįstama ir senesnės kartos pilotams labai gerai pažįstama trasa. Vėlgi, ačiū Dievui, modifikacija paskutinė, kai buvo anuliuota ta įvesta kažkada retarderis, jisai anuliuotas buvo, tai dabar toksai labiau plaukianti ir gal, ko gero, ideali trasa Formulės 1 prispaudžiamai aerodinamikai testuoti, ar ne? Ir kad joje sunku lenkti, yra faktas, kadangi vien dėl dabartinės konfiguracijos, sudarydami techninį reglamentą, federacija ir inžinieriai stengiasi, kad dabartinis Formulės bolidas paliktų kuo švaresnį aerodinaminį šešėlį paskui save. Dėl to ten buvo tokie sparnai, priekinių, galinių forma, dėl to buvo grąžintas ground efektas, nors ground efektas niekada nebuvo realiai išnykęs, tik tais, kitokia forma jo. Bet tobulinant dabartinės koncepcijos automobilį, visos komandos nuėjo į didinimą prispaudžiamosios jėgos ir kai tu tą darai, tu automatiškai tą šešėlį darai vis labiau šiukšlina. Kiekviena prispaudžiamosios jėgos kilogramas, newtonas, tau sugeneruoja papildomą pasipriešinimą automobiliui ir paskui važiuojančiam tai yra šiukšlinas oras ir dėl to tu negali arti savo varžovo išvažinėti iš tų būdingų Barcelonai labai ilgų, užtestų, greitų posūkių. Bet aš buvau gal net pamiršęs, bet šį savaitgalį Barcelona apie save priminė ir žinoma ten kai kurie lenktynininkai priminė, kad tai yra trasa, kurioje nebūtinai viena ideali trajektorija yra. Tai yra, kad tu gali varijuoti trajektorijom ir dėl to, kad ten labai aukštos temperatūros ir labai didelis stresas padangom, jos dyla, dėl to Pirelis atvežė 3 kiečiausius mišinius ir dėl to, kad jos labai dyla, lenktynių eigoje labai greitai atsiranda skirtumai padangų. Ir nes žmonės dažnai stoja, keičiasi ir kad tada lenkimai pasidaro įmanomi netgi vos negaištant laiko, kai ten tu alternatyvę trajektoriją išorę pasirenki, išmaukšti ir Alonso 2 kartus. Taip, tą parodė. Alonso matyt vienas iš tų žmonių, kurie tą trasą tikrai labai gerai žino ir jisai neįsi vienintelis, bet naudojasi tos trasos teikiamais privalumais. Tai vat, man tik tais keista pasirodė, kad baltos padangos visai buvo nenaudojamos savaitgalį, realiai, nes akivaizdu, kad jos buvo per kietos, ko gero. Taip. Kaip buvo naudojamos, vienas lenktynininkas po safety carą panaudojo, bet po to iki to mes... Tragiškos aplinkybės čia greičiau atvedė iki tų baltų padangų. Bet tu labai gerai pastebėjai apie Barcelonos ypatumus,
bet vieną ypatumą, nuo kurio gal pradėsim, tai FIA, Tarptautinio automobilių federacija, sugriežtino sparnų lankstumo tos testus, kur labai daug kas tikėjosi, kad va dabar tai jau McLarenų sustabdysim, nes čia buvo visi čia, man atrodo, sutelkę dėmesį į McLareną. Visi žmonės, kurie prastai išmano, kokį efektą tas sugriežtinimas turėjo duoti, labai daug vilčių į tai dėjo, nes, tie, kurie nori, kad kitos komandos galbūt, o ne dabartinė komanda pirmautų. Tai tas viltis dėjo į tai, bet kaip ir sakė pats McLarenas, nieko čia nepasikeis. Ne ten žiūrit. O teisingiausias įvertinimas tų lūkesčių, tai ko gero iš Hamiltono nuskambėjo. Pinigai išleisti vėjais. Kam to reikėjo? Kokį tai efektą davė, ta prasme, kokį pridedamąją vertę gavo iš to Formulė 1? Saugumas padidėjo, greitis, kažkas, kas pasidarė, kas nutiko. Ir dabar žiūrim į tą, kaip sakyti, ko gero tas sugriežtinimas tikėjosi, kad McLarenas pasės ar ne, o kas pasėdo? Pasėdo, man atrodo, McLaren. Pasėdo, man atrodo, Red Bullis šiek tiek. Bent jau taip atrodė iš viso savaitgalį. Pasėdo. Ir ar tai susijęs su šitų reikalavimu? Williamsas, sakai? Williamsas tiesiog. Bet Williamsas pasėdo, bet žiauriai pasėdo. Reikia palaukti Kanados, nes Williamsas, ką sakė, prieš lenktynes, galbūt jie žinojo, kad jie pasės ir tai sakė, bet sakė ir Albonas, ir Sainzas, Barcelona mums bus prasčiausia trasa. Prieš lenktynės taip abu deklaravo. Ir gal tai nėra susijęs su reikalavimu sparnų lankstumui sugriežtinimu. Gali būti, jo. Tai su kitom, ko gero. O labiausiai, žinai, kas tikėjosi? Labiausiai tikėjosi atsitiest Ferrari. Ir, nežinau, tų sutapimų ir situacijų dėka galbūt, bet šiek tiek matėsi, kad jų greitis yra pakankamai jau... Jeigu Ferraris leido savo pataupyti tas raudonas padangas, kurios lenktynėse gali būti aukso vertės, pataupyti kvalifikacijoje ir paaukoti kvalifikacijos rezultatą trasoje, kur, ir mes šnekėjom, ir šiaip visi sutinka, lenkimai yra sudėtingi, tai gana drąsus pasirinkimas. Tai jie tikėjusi, kad jie išsilaikys, nes pagal visas kalbas Ferrari buvo tie, kurie nedarė jokių tų lankstumų sparnų sprendimų arba neinvestavo ten. Tai galimai jiem čia bus į pliusą. Bet mane irgi nustebino, kad su baltom padangom tokia situacija bus. Bet aišku, pasimatė, kai po pirmo sustojimo Maksui buvo uždėtas antras komplektas raudonų padangų. Čia buvo irgi įdomus sprendimas. Tai jau buvo ko gero signalas, kad geltonos padangos tai tik tokios, kad tu privalai kitą mišinį panaudoti, o šiaip visi norėtų važiuoti lenktynės raudonom padangom. Keista. Dėl to, kad labai ilgi vidutinio pereinančio į greitį posūkių. Tik tai dėl to, kur reikia sukibimo. O kalbant apie Ferrari, dar gandas toks buvo, kad Christianą Hornerį kalbina Jonas Elkanas. Ką apie tai manai? Aš galvoju, truputėlį daug dabar diskusijų dėl dabartinės Ferrari formos, nes praeitais metais Ferrari tokių sezono metu turėjo gal 100 taškų daugiau. Ir mes turime atėjusi Lewisą Hamiltoną. Jau kilo praeitais metais. Ja. Tikrai rimtas sąstatas ir ta Ferrari komandos būsena, ko gero, tų diskusijų gimdo daug. Ir mes čia ir patys kalbėjom, nes buvo klausimas iš žiūrovų, ką reikėtų keisti Ferrari komandoje. 270, paantrinsiu, buvo 270 taškų praeitais metais Ferrari. Šiemet 165. Tai 100 maždaug taškų skirtumas. Tai akivaizdu, kad žuvis buvo nuo galvos, ar ne? Tai rekonstrukcija komandos, ko gero, reikia pradėti nuo vadovybės. Ir prielaida daroma, kad, man visą laiką klausimas kyla, kai žmonės šneka, reikia keisti Frederiką Vaso. Bet į ką, čia panaši situacija kaip su antru pilotu Red Bull komanda. Jį reikia keisti, bet į ką jį keisti? Ir ar vien vadovo pakeitimas,
kiek žmonių ir kokių ir iš kur turi atsivesti tas vadovas ir vėlgi jisai turi būti įgalintas tą padaryti. Va čia tu užminiai ant tos nuospaudos, kur aš manau, kad ne Vasiorą reikia keisti ir netgi ne Binoto reikėjo keisti ir netgi ne Arrivabeną reikėjo keisti, o reikėjo keisti tą valdymo struktūrą. Kai atvažiuoja taip Piero Ferrari, tai senais laikais ten Agnelį šeimos. Turiu įtarimų, aš nežinau, gal jais pasidalinti reikia. Aš turiu įtarimų, kad ten tokia senovinės hierarchijos sistema egzistuoja ir pareigose, kurios yra gana atsakingos, atsiranda kažkokie žmonės, kurie kažkaip susiję su žmonėmis toje hierarchijoje. Dėl ko aš kažkada abejojau, kad ten lenktynių inžinierius gali pasakyti, kad oi, praleiskų tą, dėl ko sprendimai lėtai priimami. Dėl to, kad jisai turi tuos sprendimus konsultuoti ir suderinti su kažkuo. Ir gaištamas laikas, ir tai lenktynėse gaištamas laikas tai yra pralaimėjimas. Jo, Vasioras aną kartą pasakė, atsimeni, kur Hamiltonas nesusišnekėjo, mes tą komentavom. Tai Vasioras pakomentavo, sako, jo, inžinieriam duota taisyklė, draudimas kalbėti netiesiosiuose. Turim tai? Monake? O tai kur ten, supranti, tai gal susitarkim biškiai kitaip. Ir jie laikosi taip labai, kaip tie žirgai, žinai, nežinau, kaip vadinasi tie atlošė. Jo, tie, kad jie nematytų to, ko... Va čia tavo taisyklė ir tu privalai jos laikytis. O Hamiltonas su Bono buvo susidirbęs Mercedes'e visai kitaip. Ir Wolfą, jeigu prisimint, daug kartų jisai pasakoja, jisai įgalina daugiau savo komandos narius imtis atsakomybės. Jeigu bus kažkoks neigiamas rezultatas, atsakomybė irgi bus tavo, bet jeigu bus sėkmė, atsakomybė bus tavo. Ir pagirimai visi. Tai va, mes, ko gero, abu arūnai, gana dažnai mūsų nuomonės yra panašios, arba, tai ko gero šiuo atveju yra toks įtarimas, kad yra didesnių trukdžių Ferrari komandoje negu jų dabartinis vadovas Vaso. Tai irgi apibūdinama žodžiu company culture. Bet jis daugiau toksai iš tų senų senos itališkos šeimos laikų. Vat kodėl man būtent Hamiltonas buvo tas žmogus, kuris gal iš viso lenktynininkų peletono atrodė prieš tą perėjimą į Ferrari, kad jisai ne prie ko ten Ferrari komandai. Bet jie bandė paneigti šitą mano įsitikinimą ir kol kas mes matome rezultatus. Aš nežinau, kiek tai susiję, su visais kitais dalykais, bet, jaučiasi toksai... Hamiltono lenktynių pabaiga buvo tiesiog dramatiškai... Tragiška. Tai... Bet jaučiasi jo toks nepilnas atsiskleidimas, nežinau, ar tu matai. Jisai, suprantu apie ką. Užspaustas jisai tarsi. Aš suprantu, kad atėjus savo į naują, kaip tu sakai, ir kultūrinių požiūrių, visais požiūriais, procedūrų požiūriais, visais įpročiais, nes tai ne ta britiška, aiškia, garažistų užaugusi dabar iki milžiniškos piramidės sistema, visai kitokia. Tai yra uždara tokia struktūrėlė, kastinė ir aš įsivaizduoju, kad Hamiltonui ten pereiti Aston Martiną būtų gal paprastas santykinai, ne? Bet ateiti į Ferrari tikrai sudėtingas procesas. Ir vėlgi paklausykime, kaip tarkime, Leclerc'as šneka apie, kai jam kažkas nesigauna, tai jisai ten nedrapsto purvais Ferrario, nes jisai žino, kad tai nebus, kaip sakyt, palaiminta toks požiūris ir kad vis tiek neduos rezultato. Taip, nepadės. Ir taškų jam nepridės ir neduos rezultato. Ok, tai Horneris į Ferrari, nuo ko mes pradėjom? Horneris į Ferrari. Aš manau, kad Horneris prie Ferrario irgi nelabai tinka. Aš sakyčiau, Ferrari, gal aš ginčičiausi, bet kai atėjo ir iš pagrindų susprogdino visą struktūrą. Bet Žanui Totui buvo duoti kažkokie įgaliojimai. Kai jisai atsivedė žmonių, kurie jo manimu galėjo spręsti klausimus. Hornerio vietoje, pavyzdžiui, jeigu tai kalba apie kontraktą, ten bus daug pinigų, 100%. Jo? Bet ką aš išprašyčiau arba išreikalaučiau,
tam tikrą galę spręsti ir atsivežti savo žmonės. Ir tada, kaip tu sakai, jeigu tu pastatysi savo žmonės patikimus į 3, 4, 5 pozicijas, tada kažkas pajudės. Nes vienas Hamiltonas nieko, vienas Horneris irgi galbūt nebus kažkokia tai... Bet ar Horneris tokio tipo žmogus, kuris net su įgaliojimais Ferrari komandoje nuveiktų kažką? Man Horneris į tokį žmogų nepanašus. Man Horneris panašus į žmogų, kuris pilkose situacijose gali rasti tokį, žinai, pravingiavimą, tokiu slidžiu... Kaip jis dažnai rasdavo tarp Matešico ir Helmuto. Bet, o ne toks, kuris tokius valingais kažkokiais sprendimais keistų, nes iš esmės ten Ferrari komandoje, ko gero, šitą reikėtų laužyti ir iš pagrindų gana keisti. Okay. Bet mes čia tokių, kaip sakyt, pakabinam balionų minčių ateičiai, jūs žiūrovai galite savo nuomonę turėti ir galbūt irgi išreikšti ją, galite uždavinėti mums klausimus, mes panagrinėsime įvairius požiūrius, tai kad manau, kad turi teisę galioti labai skirtingi ir įvairūs požiūriai. Gerai. Ir dar turim vieną, čia besmėje, mes beje vis dar neatėjom dar iki aptarimo lenktynių, bet mes turim naujienų. Tai gerai, tai trečia naujiena, kurią aš turiu pasižymėjęs ir kuri irgi susijusi, taip minkštai perinant nuo Ferrari į Hornerio, o iš Hornerio į Red Bull, o iš Red Bull į Adrianą Newey. Jisai pareiškė dar Monako savaitgalį, jisai pareiškė, kad Aston Martin vėjo tunelis turi problemų, koreliacijos tarp vėjo tunelio ir realaus gyvenimo ir sakė, kad čia mums užtruks iki 2 metų šiai situacijai pataisyti. Buvo toksai kažkiek gazdinantis gal komentaras jo. Negirdėjai? Čia gal, žinai, žmonės, aš girdėjau analizę jo interviu to iš Monako savaitgalio, kad pagrindinių trūkumų dabartinės Martin komandoje jis matė atsilikimą didelį lenktynių simuliatoriaus nuo realaus gyvenimo ir panaudojimo atsilikimą. Nes daug rimtų komandų naudoja tiesiog savaitgalio metu simuliatorius savo bazėje su test pilotais, tam, kad tobulinti nustatymus bolido tam savaitgaliui, atsižvelgiant į sąlygas ir panašiai. Tai aš suprantu, kad Newey nuomonė tai yra ta vieta, kur žemiausiai kabantys obuoliai, kuriuos reikia implementuoti ir naudotis jais ir gauti tą šuolį pajėgume komandos savaitgalių metu. Bet, žinai, aš tikiu, kad Adrianui Newey vėjo tunelio savybės yra labai svarbios, bet mes turime žinoti, kad būtent Aston Martinas turi ko gero patį naujausią, o tai tikėtina, kad ir patį... Bet žaliausia tokia. Ne? Galbūt žaliausia, galbūt jį reikia sustiguoti, ten reikės tam laiko, bet jie turi potencialiai medžiagą, tai yra hardware paties naujausio lygio įmanoma šiuo metu. Tai galbūt Newey tai pasakė tik tai turėdamas omeny savo galimų rezultatų laukimo expectations, taip sakant, atliepiant. Galbūt. Ok, tai dabar lenktynės arba lenktynių savaitgalis kvalifikacijoje buvo labai faina ir buvo 2 turbūt momentai tokie esminiai. Pirmas momentas, ką mes jau aptarėm dėl Williamsų, tai Sainzas iškrito tiesiog iš pirmos dalies, nesugebėjo nieko parodyti. Albonas iki antros išėjo, bet į trečią jau nepraslydo pro rakto skylutę. Tai Sainzas ir toliau rodo savo greičio trūkumą, kuris testuose, kaip pabuvo Bahreinė, ten ir pasiliko tas greitis jo, lyginant su Albonu. Ir Tsunoda eilinį kartą nepavažiuoja visiškai. Bet, ko gero, Tsunodos atvejais piešia tokį tikrai drastišką paveikslą, kaip sudėtingai valdomas yra Red Bull bolidas. Labai liūdna. Kaip sunku jį vairuoti. Nes tiesiog pražūtinga paskutinė 20 vieta, ne?
20 vieta. 20 būtų ten. Palauk, negali būti 20, nes vienas... Buvo 19. Vienas pilietis. Vienas pilietis, kažkur kažką. Atseit prieš porą metų ten riešas pasižeidė ir Ispanijos savaitgalį tas riešas tapo neišvengiama priežastimi. Bet kalbant apie Tsunodą, aš tikėjausi ir atsimeni dar prieš sezoną ir po pirmojo etapų, sakiau, kad Tsunoda parodys žymiai geresnius rezultatus negu Lawsonas, bet to nesimato. Žodis žymiai čia nepritaikomas. Bet tai negi Tsunoda buvo toks naivus. Negi jisai net įtarimų neturėjo, kad ten iš tikrųjų kažkokia sudėtinga situacija su tuo automobiliu. Bet jeigu tau duoda galimybę, tai ką tu pasakysi, ne? Tai iki šiol būtų Tsunoda lasdavojęs antrą Red Bull pilotą ir ten būtų rinkęsis taškus penketukę ten lenktynėse Racing Bulls ekipai. Ką jisai dabar iš to gavo? Kad jisai savo karjerai padarė baisų įlinkimą ir kaip jis išlys iš to situacijos. Tik tai tiesioginiais rezultatais. Jeigu nepavyks, aš net nenustepčiau, jeigu sekantis bus Hadžeras ten, kuris rodo Racing Bullsose. Klausyk, Katalonijos trasa, ko gero, viena iš trasų, kuri labiausiai automobilio savybės joje didžiausią įtaką greičiui daro. Ne? Tai yra, kad mes dažnai matom Barcelonos lenktynėse vos ne komandas išsidėščiusias startinėmis eilėmis. Dabar gal tas procesas mažiau matosi dėl to, kad labai suvienodėjo visi. Tai yra, kad ten mažiausias niuansas gali padaryti ten kelių pozicijų skirtumą. Bet realiai tai trasa, kur vairuotojo reikalavimai gal santykinai mažiausiai įtaką daro. Ir tai, jeigu vienas Red Bull bolidas kvalifikuosi 3 vietoje, o kitas 20-oje, tai kažkas ten labai rimtai blogai yra. Nepaisant to, kad, kaip tu ir sakai, atsilikimas, tas laike atsilikimas... Jisai gal nėra toks kosminis. Gerai, pusę sekundės, ten šiek tiek daugiau, bet taip. Dėl to, kad labai suartėjo peletonas, dėl to sunku parodyti rezultatą tokiais atvejais kaip Tsunodas. Ir po to trečioji daly buvo vaizdų su Alonso ratu. Aišku, jisai vienas iš anksčiausiai išvažiavusių į trasą važiavo. Kurį ratą įvežė 6 ar 7? 6, man atrodo, laiką. Man atrodo, jisai 5 ilgai buvo. Kaip ilgai? Kol neišvažiavo visi kiti. Kol neprasidėjo antri bandymai ten tų... Bet ratą faina įsuko. Ir Hamiltonas labai neblogą įsuko. Ir pasibaigė kvalifikacija. Hamiltonui pavyko 5 vieta, taip? Taip, man atrodo, 5 buvo. Tai jau čia rodė, tas jau parodė šiokį tokį postumį. Bet vėlgi man, ko gero, pirmas šitų metų savaitgalis, kai ne tik tais pagal padangų naudojimą, bet ir greičių McLarenas, ko gero, buvo numeris 1 šitoje trasoje. Sutinku. Čia tai yra, kad vilčių kažkam su jais pasikapoti net kvalifikacijoje buvo nedaug. Nes vėlgi mano kolega pastebėjo, kad Barcelonoje turėjome didžiausią skirtumą tarp pole pozicijos ir 2 vietos. 20-osios. Kad tai yra šį sezoną didžiausias skirtumas. Ir tai tas skirtumas yra tarp tos pačios komandos pilotų, nes Maxas 3 vietoje jau 30-asis, man atrodo, gavo. Jo. Tai tikrai McLarenui atrodo jokių problemų neturėjo būti ir čia kaip pereisim prie lenktynių nagrinėjimo. Tai ir pereikim prie lenktynių nagrinėjimo, ypač eilinis Lando Norriso startas. Tai ir kaip tuo pasinaudoja Maxas. Nes Maxas norėjo pasinaudoti ne tik Maxas. Maxas žino, kas bus, ar ne? Kaip reikia elgtis su Norrisu, kad gautum to rezultato, kurio tu nori. Taip. Ir jisai gavo. Ir pasiėmė tiesiog. Tiesiog pasiėmė. Gerai, tada viso gero. Aišku, tai nepadėjo tolimąją prasme Maxui, kadangi anksčiau ir vėliau McLarenas
vis tik geriau. Kaip pasimatė padangų valgymo skirtumai, taip? Taip, kai atsirado padangų skirtumas, tai net nesipriešinimo Maksas. Tiesiog taip, važiuok. Nes tik gaišiu laiką su tavim dabar čia besikapodamas. Ir paleido Norisą. Tai Norisas jį nesunkiai pasigavo ir apsilenkė. Bet, vat, taip. Starte dar sužibėjo Hülkenbergas. Iš kelintos pozicijos startavo Hülkenbergas. Nes aš netgi komentuodamas sakiau, Bartoleto aplenkė Alonsą, o ten buvo ne Bartoleto, ten negalėjo būti, bet ten buvo Hülkenbergas. Iš toliau atvažiavo. Ir kalbant apie Hülkenbergą, manau, kad jis buvo šių lenktynių herojus. Būtent. O ne kažkas kitas. O palauk, lenktynių, man atrodo, Verstappenas buvo įsik. Tai čia no comments tiesiog. Ok, jo, nesiginčysim. Bet Hulko startas buvo fainas, Hamiltono startas buvo fainas ir pakankamai gyvai atrodė tie pirmi ratai viso pelotono. Ir aš nemačiau viso epizodo, tik mačiau, kaip Alonsas ten žvyrais važinėjasi. Padarė klaidą tiesiog. Kai jau tiesiog išslydęs. Tiesiog padarė klaidą. Labai neįprasta. Taip. Labai neįprasta Alonsui. Jisai tiesiog lygiai vietoj suklydo. Nes jeigu ne tas Grybas, tai man atrodo Alonsas galėjo pretenduoti į geresnę gerokai vietą. Jisai irgi labai neblogai pasirodė. Ir apie ką pradžioje užsiminėm, kai apie trasę šnekėjom, T3 tas ilgas posūkis, patiesiosios dešinė kairė ir po to ilgas ištęstinis dešinis, tai jisai vieną kartą ten aplenkė tą patį Hülkenbergą, bet Hülkenbergas po to atsilenkė, o kitą kartą aplenkė, man atrodo, Bermaną jau lenktynių įkarštėje ir sėkmingai, ir išorė. Ir tokiu būdu Alonso nuvažiavo iki 9 vietos. Būtų buvęs, 9? Ne, jeigu ne Verstappeno bauda. Jis iki 10 nuvažiavo, bet Makso 10 sekundžių jį pakėlė į 9. Tai čia pirmi taškai Alonso šiame sezone. Nors man atrodė neįtikėtina, kai prieš restartą ten keli ratai buvo likę. 6 ir 7. Kažkas, iki finišo ir jisai buvo ar 13 ar 12 vietoje Alonsas. Galvoju, ne, ir Ispanijoje nepasiims pirmo savo taško, bet jisai kažkaip tai vis tik pasiėmė. Lygtai jo padangos buvo vos gyvesnės už tų tiesioginių jo varžovų. Ir talentas. Ja. Bet žinai, ten tokio reikia pasitikėjimo. Trečiam posūkiui išorė. Jo. Ten smeliuko yra. Taip. Posūkis ne iš lengvųjų. Ir kalbant apie tos paskutinius ratus, nes realiai ten lenktynės ir prasidėjo. Mes jau ne vieną kartą apie tai šnekėjome. Jau pradėjau miegot praktiškai. Taip. Suzuka, Imola ir čia tas pats. Ne? Čia turėtų būti, arba turėjo būti tokios procesinės lenktynės. Kas ta situacija iššūkė? Antonelli antrą kartą Antonelli sugedęs automobilis iššūkė safety carą. Kaip ir Imoloje. Įdomu, ten akceleratoriaus sklendė mėlynų dūmelių per išmetimo sistemą. Aš manau, kad valytuvai. Valytuvai sugedo. Bet apgailestavom, aišku, dėl Antonelio. Nes keistokite, iš tikrųjų, keistokite. Iš 9 lenktynių šiais laikais 2 nebaigti dėl jėgos sistemoje kažkurioje vietoje, aiškiai, gedimo atsiradusio. Tai labai blogos žinios. Bet tos labai blogos žinios ir saugos automobilio atsiradimas mums sukėlė tą prabudimą prieš smagę sekmadienio popietę ant lovelės. Ir ko gero labiausiai šokiruojantis tam procese buvo, kai Maksas užvažiuoja ir jam uždeda komplektą naujų blizgančių kiečiausio mišinio akmeninių padangų. Daug kas nustebo, bet po to suprato, kad jie tiesiog neturėjo. Maksas klausė, baltas padangas? Kodėl, galit paaiškinti? Nes naujos, nes gražios naujos, blizgančios. Bet čia ir prasidėjo jo frustracijos. Varžovai, aišku, sužinojo, varžovai pamatė. Jisai puikiai suprato, kad ypač restarto metu, kai dar temperatūros darbinės visiškai nebus pasiektos, jisai bus tiesiog kaip antis tyrė pastatyta ant sušaudimų. Ir tas išėjimas po restarto jau, kur Piastris... Jo, kai tu bandai įsibėgėti iš paskutinio posūkio į tą tiesį. Ir taip jis sumetė ten. Kaip jisai pagavo. Ir po to nuo ten viskas ir prasidėjo. Ten jisai kaip šitas susivingiavo, o Lecleras, aišku, viena Leclero dalis apsidžiaugė,
O antra dalis, kaip spręsti problemą kilusią, nes Leclerc'ui Maxo tuo metu greitis buvo per mažas, jis galėjo pro jį prašnoti. Va čia dabar turbūt žinot daug kas, kodėl mes apie tai šnekam, nes po restarto, po safety caro, kada galima lenkti? Kai kerti starto finišo liniją. Tai yra, o Leclerc'as būtų lengvai prašokęs pro Maxą iki jo. Ir būtų gavęs baudą. Taip. Tai va, kaip ten Leclerc'as suvaldė visą tą situaciją ir Maxas irgi suprasdamas, kad reikia kažkaip pabloginti Leclerc'o situaciją, galbūt jisai dar turės tada šansų kažkaip pakovoti pirmuose posūkiuose. Tai jisai bandė įstumti į tuos marbles, į tas šiukšlių dulkių gumos, kad įsibėgėjimas sriubą visą, jo. Bandė išstumti ir kaip paskui pats komentavo Leclerc'as, jisai ne tik į šiukšlės stumė, bet jisai stumė Leclerc'ą nuo to oro praritėjusio vamzdžio, kuris paskui priekį važiuojančius McLarenus buvo. Ir pats norėjo tą gaudyti. Tai vat, Maxas elgėsi išmintingai, bet žinoma, šansų neturėjo jokių. Ir atvažiuojant į pirmą posūkį, susidarė galimybė Russellui. Kadangi Leclerc'as turėjo susilaikyti nuo lenkimo iš pradžio, ar ne, tai dėl to Russellas atsirado labai arti. Ir Russellas pirmam posūkį paukštį lindo į vidų. Tiesą sakant, Russello lenkimas buvo, bandymas, sakykime, lenkti buvo visiškai pamatuotas, viskas buvo ok. Tai yra, jisai nebuvo... Nebuvo tas neirimas bomba kaip Lawsonas darė porą kartų. Ir tiesą sakant, dabartinės tos gairės, kaip vertina teisėjai tokias lenktyniavimo situacijas, paties Maxo elgesys ir sudėliojo taip, kad Russellas turėjo mažą, bet per svarėlę posūkio viršūniai turėjo. Tai reiškia, kad jam priklauso išvažiavimo trajektorija iš posūkio. Bet po to, jeigu pasiskaitytum to incidento nagrinėjimo tą protokolą, stewardai parašė, kad no further actions. Ir no further actions būtent už tą incidentą, ne incidentą, o Maxas atsitraukė, pasitraukė iš trasos, pagal taisyklės apvažiavo stulpelį iš kairės pusės. Sugrįžo ir nuo čia prasidėjo, man atrodo, esminė problema, kur prasidėjo. Red Bull nusprendė, kad jam geriau atiduot poziciją iš karto, nelaukiant teisėjo, nes bauda galimai bus ten 10 sekundžių ir jisai nukris žymiai daugiau. Tai komandos sprendimas kaip ir logiškas buvo, racionalus. Geriau prarasti vieną vietą, netgi jeigu jinai yra ginčytina, galbūt, bet jeigu gauni 10 sekundžių, tai jeigu pas tai saugos automobilis ten 7 ar 6 ratai iki finišo, tai tu griūsi labai žemai. Ir čia buvo viena iš priežasčių. Antra priežastis greičiausiai buvo, kad pagalvojo GP, jo race engineers, Gian Piero, aš neatsimenu pavardės, tik tai GP vadina. Man atrodo, pagalvojo, kad Russellas ir taip jie aplenks, bet kokiu atveju. Tai geriau atiduodam ir nieko nerizikuojam. Galbūt tai buvo iš pradžių kaip klaida strateginė, bet man atrodo ne. Man atrodo, buvo tiesiog safe game toksai pasirinktas, atiduodam tą poziciją ir bus kaip buvę. Bet aš pilnai suprantu tokį sprendimą. Aišku, Maxui tą sprendimą su įkarštyje tų ir jisai veiksmų, sukėlė ten... Kai jisai jau pamatęs baltas padangas, jau suprato, kad dabar jam bus labai blogai. Ir tai buvo pirmas smūgis, paskui jisai paslysta išvažiavime, ar ne? Tada jį lenkia Leclerc'as, jis bando su juo rungtyniauti. Ir tada ateina dar Russellas. Ir tada dar jam sako, praleisk jau 98 laipsniai temperatūra vandens ir sako, tada praleisk. Ir tada Maxas sprogo. Absoliučiai sprogo. Ir tas momentas, tas judesiukas, jis man iš karto priminė Vettelio prieš Hamiltoną Baku. Aš neatsimenu metų tik tai. Taip, buvo. Ar tai 19? Iš pro tą tvirtovę pravažiavus, paskui išlindus jau į tiesę. Jau kai nusileidinėjo, tai... Nors ten buvo greitis visiškai kitoks ir ten buvo daugmaž toksai, ką čia darai? Ten tiesioji buvo. Taip. O čia iš Verstappeno pusės toks pakankamai piktybinis buvo elgesys, ant nervų, vadinkim taip. Aš pavyzdžiui visai nepykčiau ant Maxo už tai, ką jisai padarė, nes aš suprantu jo psichologinę būseną
ir panašiai. Bet aš vertinu tą veiksmą toje sistemoje, kad jis yra pavyzdžių daugeliu žmonių. Na, subrendę žmonės, kaip sakyti, jie gali atskirti savo gyvenime pelus nuo grūdų ir panašiai, bet taip pat daug jaunimo stebi Makso elgesį. Ir tai tikrai labai blogas pavyzdys, dėl to aš manau, kad tokiais atvejais turi bausmė būti greita ir tokia gana griežta. Bausmė nežinau, ar atitiko pažeidimą, nes realiai čia buvo nesportinis elgesys ir tas matėsi. Netgi vėlgi tam protokole buvo įrašyta, aš neatsimenu frazę, kokia buvo panaudota, bet nebuvo panaudotas, kad tai nesportinis elgesys, bet kad tai yra objektyvus ir akivaizdus to automobilio vairuotojo manevras, reiškia jo kaltė. 10 sekundžių gavo, nuo kurių bandė išsisukti komandą, sakydami, kad praleistų Verstappenas Russellą. Ir gavo dar 3 baudos taškus. Ir dabar turi... Ir čia irgi blogai. Jisai turi 11 dabar. Dabar turi 1 trūkumą ir, man atrodo, dar galios 2 mėnesius ar kažkas. Birželio kažkada. Birželio. Tai 2 savaitės gal. Grubiai mėnesį. Grubiai mėnesį. Grubiai mėnesį. Bet vėlgi, žinant FIA per visus tos metus, buvo tik tai vienas, jeigu neklystų, lenktyninkas nuo taškų sistemos įvedimo, kuris buvo pasodintas vienom lenktynėm. Ar nebuvo iš vis? Grožanas? Vat. Vat aš neatsimenu. Man atrodo, buvo vienas. Grožanas kažkas startė kažkokią avariją sukėlė. Tai čia 12 buvo, kur didžiulė. Man atrodo, dėl to jisai buvo pasodintas vienom lenktynėm. Nu, neprisiminsiu tiksliai, bet esmė tame, kad teisėjai žinodami apie tos 12 taškų nedavė Maksui 5 baudos taškų. Man atrodo, O 3. Red Bullis šiek tiek neteisingai, man atrodo, su Maksu elgėsi tuo požiūriu, kad jie dažnai tokiose situacijose, kur akivaizdu, kad nėra teisus Maksas, jie jį užstoja. Ir dabar Makso visuose veiksmuose toksai skamba lyg nuoskauda, kad tai čia dabar vėl mane nubaus ir čia aš labiausiai baudžiamas ir taip toliau, nes mane persekioja. Jisai net nepagalvoja, kad galbūt jo veiksmai sukelia tą situaciją, žinai. Tai vat, ilgainiui išsivysto tokie dalykai, kai žmogus pradeda prarasti su realybė kontaktą, žinai. Ir galėjo čia Red Bullis, man atrodo, tą situaciją kažkaip tai gesinti. Na, kiek jie gali gesinti tokį žmogų, kuris vienintelis gali vairuoti tokį bolidą, ar ne? Kai gali išrikiuoti specialistų čia 100 geriausių ir jie visi gaus ten pusę sekundės nuo Makso. Bet kokiu atveju momentas tas pagyvino lenktynės, koks jisai bebūtų, šiek tiek sumaišė kortas, Leclerc'ui pavyko užlipti ant podiumo, bet tas, kuris, kaip čia tas silent toksai killer šių metų, šio sezono, parodysiu, ką aš turiu. Nice. 81. Okay. Tai silent killer Oscar Piastri. Kelinta pergalė? 5 jo pergalė šiame sezone? Man atrodo 5. Ir kitas momentas, kuris turbūt dar labiau prideda taškų į jo tą kraitį. 8 podiumas iš eilės, o Formulės 1 istorijoje tas pavyko tik tai Senai ir Hamiltonui 8 podiumai iš eilės. Tai va tas stabilumas, nematomas stabilumas. Toksai. Kaip čia mes kalbam apie tai, ant kiek peletonas visas išsilyginęs yra, ant kiek pajėgumas lygus, tai tikrai yra kažkas tokio, tas tikrai baisus žmogus bus. Baisus, ne, tikrai. Aš tuo požiūriu, kad jeigu jisai ištobulins savo jau ir taip geras savybės. O jisai tobulina. Taip, palyginkime. Tas matosi. Su praeitais metais, su antrų pusmečių. Buvo dar klaidų nemažai. Šiemet klaidelių dar būna. Tai ką jisai gali nužudyti? Jis gali nužudyti daugelio žmonių susidomėjimą Formulė 1.
Nes būna tokie periodai, kai, nežinau, ten aišku, Šumacheris susilaukė daugybės pasiekėjų ir palaikytojų, bet man tai buvo vienas iš juodžiausių Formulės 1 periodų. 2.002, kai atrodė, kad nėra žmogaus, kuris gali varžyti su juo. Nebuvo žmogaus tiesiog, nes kiti buvo liktai kažkaip iki kelių ir panašiai. Tai va aš ko bijau. Tu čia taip garsiai. Na, bet tu pažiūrėk, sakau, kaip greitai jisai vystos ir kokį jisai lygį dabar yra pasiekęs. Ir jisai randa būdų Maksą pastumti. Makso būdu. Svarbiausia, ką aš pastebiu, nepaisant to, kad interviu metu jisai sako, na jo, čia gal taip, čia gal anaip, bet realiai matosi, kad jisai viską priima labai labai šiltai. Tai vat, iš ko jisai gali atimti tą norą arba susidomėjimą Formulė 1, tai turbūt iš Noriso pirmo. Gaila man Noriso ir čia tikrai atrodė Monake, lyg jisai sustatė viską į vietas ir tai lyg tai plasdarmas jam... Apie tai ir šnekė mano kartą, kad palauksim, pažiūrėsim, kaip tas bus. Ir vėl duobė. Ir duobė, nes... Nedidelė, bet to užteko. Kvalifikacijoje, kodėl jisai su Piastri nepasikapojo, man paslaptis. Klaidą padarė. Antram sektoriui, jeigu neklystu. Klaidą padarė. Ir paskui, aišku, elgesys starto metu. Ta prasme. Na, tai jau jo. Tai užbaigiam tada lenktynės, bet užbaigiam jį... Dar kažkokia lenktynėse buvo situacija, kad McLarenai pradėjo nuogastauti dėl Maxo 3 sustojimų taktikos, kad negali pasiteisinti. Kažkaip man niekada taip lyg nesimatė, kad pavojus yra McLarenam nuo Maxo. Ne, aš irgi nemačiau to. Bet vat vienas yra klausimas iš mūsų žiūrovo, ankstesnis, neatsimenu, kada jis užduotas prieš keletą gal epizodą, bet jisai labai tinka šitam būtent epizodui. Tai mes pasiimsim Q&A vieną klausimą. Šį kartą. Tomas Vaišvila 4914 klausia, ar galite paaiškinti, kodėl į trasą išvažiuojant saugos automobilių vairuotojai už dyką pasikeičia padangas? Teisybės dėliai Tomas yra teisus, bet ne visada tai buvo. Tačiau paskutinį gerą dešimtmetį turbūt yra ta taisyklė dėl saugumo įvesta, kad... Aš labai nesuprantu aspekto šito klausimo. Žinai kodėl? Konkrečiai šitoj situacijai? Konkrečiai šitoj situacijai, pavyzdžiui, Abu Dabis 2021. Pavyzdžiui. Ir tokių buvo atvejų nemažai, kai vyksta lenktynės strateginės, apgalvotos nuo pat pradžių. Vienas ten 3 sustojimas pasiėmė, kitas 2. Nesvarbu kažkas. Tai ir gale dienos prie lenktynių pabaigos, prieš paskutinius ratus, vienas vejasi labai žaibiškai lyderį, kuris turi sunešiotas padangas. Ir čia saugos automobilis išgelbėja tam lyderiui gyvybę. Tokiu būdu. Tai aš manau, kad čia irgi šita sąlyga yra ir fair, ir unfair. Tiesiog... Ko gero sistemos, kuri būtų absoliučiai sąžininga, ar kaip čia pavadinti, tokia... Turbūt žodis sąžininga tiko. Ko gero neįmanoma tokios sistemos padaryti. Ji, man atrodo, buvo grąžinta šita taisyklė, kai, kelinti čia metai, apie 12-13, kai būdavo daug sproginėjimų. Važiuodavo ir labai Pirelli tas sluoksnį viršutinį suvalgydavo greitai ir tada sproginėdavo tiesiog. Tarp ko pavyzdžiui, Formulėje 2 skiriasi padangų keitimo leidimas, nes Formulėje 2 galima keistis, jeigu saugos automobilis yra, bet jeigu virtualus, negalima. O Formulėje 1 tu gali abiem atvejais keistis padangą. Aš tai sutikčiau ne tai, kad sutikčiau su Tomu, bet aš paantrinčiau tai taisyklį, kuri buvo iki tol. Tai jeigu aš važiuoju su tam kažkokiom senom padangom ir čia staiga įvyko arba raudona vėliava ir sustabdytas lenktynės, turėtų neleisti keisti padangų, nebent tai yra lietaus sąlygos ir visi keičiasi į vienodas. Bet čia ilga diskusija. Bet kita vertus, kodėl Maxas neturėjo raudonų arba geltonų padangų po safety car?
tai susijęs su tuo, kokie jie pasirinko taktiką lenktynėms. Tai yra, kad jie pasirinko taktiką stoti daugiau už McLarenus. Jie ieškojo tokiu būdu kažkokio skirtumo, kuris galbūt jiems duos dividendus arba ne. Bet ta taktika, ko gero, nepadengė to vieno atsitiktinio varianto, kad saugos automobilis visi suspaudžiami į vieną krūvą ir tu gauni netinkamas tada padangas tokiu atveju, nes tu daugiau neturi nieko. Čia priklauso nuo tavo dar ir šeštadienio, kaip tu jas išnaudoji kvalifikacijoje, kokioje kvalifikacijos dalyje. Vienu žodžiu, rezervo jokio Maksas neturėjo. Ar ten, nežinau, incidente prasikerta vieną padangą ir ką tada daro. Vis tik baltas dedas. Atsakant į Tomo klausimą, tokios yra taisyklės. Pliusas yra toks, kad taisyklės yra vienodos visiems, bet tas Abu Dabio pavyzdys rodo, kad vienam gali padėti tokios taisyklės, kitam ne. Vėlgi, kurioj vietoj tau būnant trasoje paskelbiamas saugos automobilis. Taip, čia kitas klausimas. Tai didelė loterija, nes ratas ilgas, gali būti 5-6 km, ar ne, ir kur tu esi prie įvažiavimų į boksus, labai gali reikšmę didelę padaryti skirtumą. Apie saugos automobilio išvažiavimą arba paskelbimą pastebėjau paskutiniu metu, galbūt sutapimas, bet stengiasi išleisti jį tada, kad lyderį pagautų. Kad būtų ne vidury pelotono kažkur, kad lyderį pagautų. Prieš ten gerus 10, 15, 20 metų išvažiuodavo bet kur. Visai būdavo. Bet kur ir bet kaip. Sekanti tema mūsų turbūt dabar bus apie kitą etapą. Ispanija pasibaigė, dabar tas keistas Kanados etapas man visą laiką būdavo keistas dėl to, kad jisai Europos sezono tam gabaliukui prasidėjus visą laiką nuskrisdavo į Kanadą paskui vėl grįžta. Ir grįždavo atgal. Tokia lyg Kanada pusė Europoje būtų, ar ne? Kaip arti, taip. per Atlantą šiaurinėje pusėje. Širdyje arti Europą. Širdyje. Na ir pasižiūrėjus į dabartinę politinę situaciją, ko gero Kanada visai arti Europos. Taip, čia sutinku. Būtų puikus ES narys. Tiesą sakant, man visai smagus savaitgalis Kanadoje kažkodėl visą laiką būna. Gal dėl to, kad ten yra ilgų tiesiųjų ir konfiguracija aerodinaminė yra toli nuo optimalios, prispaudžiamosios galios požiūrio. Bet yra įdomių tokių posakių, kur ir tos sienos, ten toks parkas saloje sukurtas. Ta trasa realiai neužimta į visus metus būna, kaip Albert parkas Australija irgi. Jį nenaudojam. Ten visokios. Taip, visokie bebrai ten vaikšto ir nutrijos ir panašiai. Bet tam tikrose vietose yra labai siaura ten. Labai siaura. Toks greitas Monakas. Ir kitas aspektas, ko gero, tos trasos, aš nežinau kodėl, bet ten labai dažnai neprognozuojamos oro sąlygos būna. Taip, dėl to, kad... Ir aš atsimenu čia lenktynės, kuriuose, man atrodo, Batonas laimėjo. Tai buvo, ko gero, mano ilgiausia Formulės 1 lenktynių transliacija. Virš 4 valandų. Čia ne 12 buvo? Neatsimenu, senai tai buvo. Kur jie su Hamiltonas atvažiavo antras. Taip. Tai va, tai aš visą laiką mielai laukiu Kanados Monrealio etapo Formulės 1. Ir labai smagi trasa. Teisingo žmogaus vardą žiedas. Žilio Vilniaus Circuit, Žilio Vilniaus. Pirmą kartą lenktynės ten vyko 78 metais ir laimėjo būtent Žilio Vilniaus. Ta trasa ypatinga dar, kad starto finišo tiesioje yra Salių Žil užrašas. Nematai? Sveikas, labas Žilis, Salių Žil. Jie visą laiką per transliacijas rodo. Ten čempionų siena yra. Čempionų siena taip vadinama. Iš paskutinio posūkio. Jį pavadinta todėl, kad ten čia turbūt 90-mečio pabaigoje antro... Čempionai visą laiką ten kaldavo. Daužydavosi, jo. Tame tarpe Michaelis Šumacheris. Taip, ir Šumacheris yra sudaužęs ten. Ir dar įdomi kuo trasa. Ten savo vienintelę pergalę yra pelnę tokie lenktynininkai kaip Jean Alesi 95 ar 6, pažiūrėsiu, 5 berods. Taip, Jean Alesi 95 ir Robertas Kubica 2008. Po 7 metų jo avarijos tos neįtikėtina, kaip jis ten išgyveno.
pasigūglinkit, pasižiūrėkit. Ir būtent toje pačioje trasoje. Toje pačioje trasoje. Baisi avarija, kai bolidas apsivertė, priekis visas atkrito, tas safety. Monokokas liko faktiškai. Bet jo kojos matėsi. Ja. Ir jisai kitam etape jau lenktyniavo, 7 metais. Stebuklas. Tai va, 2 vienintelės pergalės savo ten iškovojo šito trasoje Alesi ir Kubica. O geriausiai Kanadoje važiavo arba važiuoja iki šiol Hamiltonas ir kažkada važiavo Schumacheris. Jie turi abu po 7 pergalės. Tiesa, paskutinius 3 metus ten karaliavo Verstappenas. Tai pagal aerodinamiką, kaip tu manai, kaip atrodys šis savaitgalis būtent Verstappenas, kuris 3 metus ten lyderiavo, kaip atrodys tavo galva? Manau, kad Maksas gali neblogai atrodyti. Bet yra ten išvažiavimas iš to kilpelės lėtas, tokių labai lėtų vietų daug nėra. Po tiesiosios, kur yra, taip sakyti. Po tiesiosios, labai keista ta vieta yra po tiesiosios tokia. Pirmo, antro posakio, antras, sakykime. Paskui tas antras vos negrįžti atgal. Taip, jis labai lėtas. Ir ta galinė kilputė ne prieš starto finišo, prieš galinę tiesią. Tai 2 vietos yra tokios. Tai kalbėdami dabar turbūt apie... Labai sunku iš dabartinio, ko gero po šito Barcelonos savaitgalio, nes vėl viskas persimaišė, žmonės atsivežė daug pakeitimų. Tai vėlgi tas jėgos balansas, koksai bus Kanadoje, labai sunku pasakyti. Visų pirma, dėl to, kad konfiguracija aerodinaminė Kanadoje gana ženkliai skirsis nuo Barcelonos. Nes ten ieškodami greičio tiesioje vis tik komandos eina į mažesnius atakos kampus. Bet ne iki Monzos. Ne, aišku, ne Monzos. Nes vėlgi, kas Monrealio trasoje yra svarbu, stabilumo stabdymo zonose, nes ten yra daug labai gilaus stabdymo epizodų. Tai dėl to tu negali eiti visiškai į mažą prispaudžiamąją galę. Tai pasižiūrėsim, kas. Gal Ferraris vėl šiek tiek... Arba dar, žinai, aš ką dabar žiūriu orų prognozę, kadangi dar toloka, bet Mercedesas, kur mes aną kartą prisimenėm, jog kai šalta važiuoja, Wolfas pats sakė, kai šalta važiuoja, kai šilta ne. Bet dabar anksti dar apie orą. Dabar anksti, tai dar yra laiko iki to, bet praeitais metais Russellas buvo ant polo. Ir lenktynėse abu Mercedesai buvo 3-4 su visai nedideliu atsilikimu. Tai Mercedesam gali būti, ypač jeigu žemos temperatūros, tai Mercedesam tikrai gera galimybė sužibėti bus. Bet kadangi atsivėrė tas arba užsivėrė Pandoros boksas su tais sparnais ir Ispanijoje pamatėm McLareno turbūt tikrą greitį, tikrą persvarą. Bet žiūrėk, stebuklo. Koks svarbus epizodas, kad Leclerc'as sugebėjo pasinaudoti tą auką, kurią padarė kvalifikacijai. Ir Leclerc'o podiumas kartu su 10 sekundžių bauda Maksui labai smarkiai pakeitė konstruktorių taurės įskaitą. Nes Ferraris, man tada šoktelėjo iš 4 vietos į 2. O Red Bullis nustumtas į 4. Kalbant apie konstruktorių įskaitą, tai Red Bullis turbūt šiemet nieko nesitikė. Net nebando tikėtis, ne? Jie mielai pakeistų tą situaciją, jeigu turėtų kuo, jeigu rastų Maxą Verstappeną 2 kažkokį. Tai. Tokių nėra. Tsunoda buvo tikras, pabandęs simuliatorijoje, kad jam tinka tokios charakteristikos bolidą. Atsimenu. Tai dienai, taip. Okay. Prieš pabaigant, turbūt, kas mums beliko? Mums beliko sudėlioti spėjimus. Prieš tai tik tai pasižiūrėjom, kaip mums sekėsi praeitą kartą. Niekaip man nepavyksta Arūno aplenkti. Po 6 taškus surinkom už praeitą etapą. Tai 48-36 dabar. Visi dalykai pradeda nusistovėti, tai labai sunku gauti skirtumą, nes kaip ir labai
žinoma darosi, kai baigsis tos lenktynės, ar ne? You never know. Tikėkimės, kad oras supainios viską ir padarys. Šiai dienai, jeigu įdomu, apie 23-25 žadama Kanadai ir ne kažką ten su oro pasikeitimu. Turėtų būti sausa, bet dar toloka. Taigi pabandom pasižiūrėti, kaip čia mes Kanadą įsivaizduojam. Aš bandysiu tada Mercedesus šiek tiek nuleisti ant žemės, dėl to, kad jie neparodo šiemet paskutinius, ypač tos 3-4 etapus, neparodo to greičio savo, galbūt dėl temperatūrų, galbūt ne tik dėl temperatūrų. Ir į pole poziciją aš rašyčiau tą patį Silent Killerį Piastri, o antrą Norrisą, nes manau, kad McLaren ir toliau rodė savo greitį tokį patį. O trečia vieta surizikuosiu ir pabandysiu Hamiltoną įrašyti. Pasižiūrėsim į Ferrari greitį. Rizikuojate smarkiai. Reikia vabankait. Dabar kaip tau Kas atrodo? Hamiltonui ten buvo lenktynių pabaiga? Kas ten? Pavaras nesijunginėjo? Tiesą sakant, nesu užfiksavęs. Nes jį ten Hülkenbergas atvažiavo, pravažiavo pro įstovį. Man pasirodė, kad tiesiog padangos, nes galas jau visiškai nesilaikė. Pirmas, antras posūkis matėsi, kad labai nervingai vos sulaikui. Ok, aš tada, ką nors rizikingesnio pabandysiu, pavyzdžiui, Norris pirmas, antras Russellas Čia labai jau... ir trečias Verstappenas. Čia labai rizikinga. Taip. Įdomiau. Gyvenimas įdomesnis. Okay. Gerai, dabar jeigu į lenktynės, tai aš turbūt pabandysim, einam su Oskaru ant rekordo 9 podiumui. Ir tu nori šiais metais užgesinti šviesą? Noriu užgesinti šviesą Norriso tunelio gale, bet Norrisas vis dar bus antras, o štai trečias Verstappenas. Lenktynėse turbūt Hamiltonui nepakaks greičio arba to perpratimo, to pojūčio susidraugavimo su automobiliu ir su jo padangom. Ir greičiausias ratas bus Piastri irgi. Štai toks turėtukas. Tai čia toksai vėl trigubas Piastrio savaitgalis, kaip ir Barcelonoje. Pole pozicija, pirma vieta ir greičiausias ratas. Panašu, kad žmogus yra ant bangos. Gerai. Plaukia. Gerai, sakykime, Russellui padės labai šaltas oras ir jis bus pirmas, Norrisas antras ir Piastris trečias. Čia tai... Ir Piastris greičiausią ratą bus nuvažiavęs. Okay. O čia tai spėjimas. Pabandom pakeisti kažką, nes vienodai nuobodu. Sutinku. Gal aš rizikuosiu kitą kartą tada prieš Austriją. Tai šiam kartui užteks. Primename spausti patiktukus, dalintis. Ir prenumeruokit būtinai kanalą ir susimatysim. Dar kartą primenam, rašykit klausimus. Nes po praeito etapo buvo keletą, bet atrinkom tik tai vieną kol kas. Okay. Tai tiek žinių, iki. Čiau.